Labą dieną visiems. Sutinkam šiandien Vokietijos užsienio reikalų ministrą Frank-Walter Steinmeier, mūsų geras bičiulis ir, kaip žinia, labai aktyvus tarptautiniai arenoj, įvairiuose dėrybose. Ir štai nepavyko iš pirmo karto atvykti dėl to, kad buvo labai intensyvios diskusijos dėl Irano, bet štai mes jį galim pasveikinti Vilniuje, dėl ko labai džiaugiamės. Noriu pasakyti, kad tikrai tas mūsų lygis dabar santykius su Vokietija yra labai intensyvus visose srityse. Tai vienas didžiausių mūsų, kas yra nenuostabu, turbūt partnerių prekyboje, mūsų apyvarta nuolat auga. Taip pat ir saugumo srityje, beje, vakar gynybos ministrės vizitas parodė, kokie yra glaudus ir kokie intensyvūs santykiai. Mes labai dėkingi Vokietijai už indėlį oro policijos srityje, viena iš aktyviausių mūsų sąjungininkų, taip pat ir už dalyvavimą įgyvendinant Velso NATO viršūnių susitikimo rezultatus. Ir tikrai matysime nemažai Vokietijos karių mokymuose. Ir štai irgi labai turiu padėkoti. Be abejo, kad šio susitikimo metu mes aptarėm nemažai temų, tarp jų ir tas šiuolaikinės grėsmes. Viena jų, beje, tiesiogiai susijusi su žiniasklaida, tai yra kaip kovoti su ta propaganda, kuri tampa vis tokia aršesnė ir, sakysim, iš Rusijos pusės ypač juntama. Tai ką mes turime padaryti kartu arba dvišaliuose santykiuose, kad galėtume pagerinti tas sąlygas, kad atsirastų daugiau alternatyvių informacijos šaltinių, laisvos spaudos šaltinių, kurie galėtų galbūt nustelbti tą propagandą, kuri iš tikrųjų šiuo metu pasiekė labai didelį mastą. Aišku, aptarėm situaciją Ukrainoje, krizes taip pat kitose karštuose regionuose. Na ir taip pat trumpai aptarėme mūsų galimą bendrą galbūt veiklą Jungtinių tautų kontekste. Lietuva, kaip žinia, vis dar yra Jungtinių tautų saugumo taryboje ir turime savo planų kitą mėnesį pirmininkaudami šiai organizacijai. Tai todėl nuomonė Vokietijos ir galimas aktyvus dalyvavimas mums yra labai svarbus. Tai aš tada tikrai suteiksiu žodį mūsų svečiui, daugiau negaiždamas laiko ir atsakysim vėliau jūsų klausimus. Frank. Ja, vielen Dank, verehrter Herr Kollege. Labai ačiū, mielas kolega, mielas Linai. Aš labai džiaugiuosi, kad vėl esu Lietuvoje, jūsų puikioje, nuostabioje šalyje. Ir kad esu jau trečią kartą per tokį trumpą laiką Lietuvoje. Aš norėčiau pirmiausiai atsiprašyti, kad turėjau atšaukti savo planuotą vizitą. Turėjau jį perkelti. Ir aš taip suplanavau, kad mes 1 ar 2 dienas praleisime Lozanėje ir vesime ten dėrybas, bet viskas užtruko. Ir mes turėjome užbaigti tas dėrybas. Todėl turėjau perkelti savo vizitą į Lietuvą. Man buvo labai svarbu, kad aš tą vizitą labai greitų laiku įvykdyčiau. Europa tai nėra vien tik vieninga valiuta. Su Lietuva mus sieja glaudūs santykiai. Mes dalinamės pasitikėjimą, mus sieja abipusis pasitikėjimas, mūsų vyriausybės rodo pasitikėjimą viena kitai. Ir mes kalbamės apie krizes visose žemės regionuose. Ir ypač apie tas krizes, kurios yra netolimuose regionuose. Norėčiau paminėti vieną punktą, kuris buvo labai svarbus šiandienos pokalbiuose. Mes ne pirmą kartą diskutuojame apie tai, kad
dezinformacijos kompanijos, kurios nuolat vykdomos, ypač Ukrainos krizės kontekste. Mes jau prieš kurį laiką pradėjome pokalbius apie tą dezinformaciją ir mes sprendžiame, ką galime padaryti tą linkme, skatindami taip pat ir kultūrinius mainus, mainus švietimo mainus, juos intensyvindami. Aš manau, kad vienas dalykas yra aiškus. Iš tikrųjų, tai būtų demokratiškas sprendimas, jeigu nebūtų demokratiška, jeigu mes propagandą atsakytume į vykdomą propagandą. Ko mes siekiame yra žiniasklaidos įvairiapasiškumas, žiniasklaidos įvairovį ir mes turime paremti žiniasklaidos priemonės ir dėl to mūsų ministerijų darbuotojai pastarąsias savaitės intensyviai dirbo, kad paruoštų tam tikrą priemonių planą ir pasiūlytų tam tikras priemonės, tokias kaip lietuvių žurnalistų stažuotės Vokietijoje. Taip pat mes ketiname, planuojame remti įvairiapusišką žiniasklaidos turinį. Ir aš manau, kad tai tikrai verta padaryti ir kad ateityje mes galėsime tas priemonės dar labiau išplėsti, bendradarbiavimo tarp mūsų žiniasklaidos priemonių. Ir tai yra vienas iš reikšmingiausių konflikto aspektų, konflikto, su kuriuo mes susidūrėme, dėja turime reikalą jau 14 mėnesių. Tas konfliktas buvo iššauktas įvykus Krymo aneksijai. Po to prasidėjo Ukrainos krizė ir mes supratome, kad negalime taip greitai įveikti tos krizės. Mes pastebėjome, kad pirmosios dėrybos Minske ir susitarimai, kuriuos buvo bandoma įgyvendinti, po to buvo antras susitikimas Minske. Ir nors mes kasdien bandome užtikrinti, kad susitarimai būtų įgyvendinami. Vasario 12 dieną buvo priimti susitarimai, jūs tikriausiai prisimenate. Buvo 7-8 savaitės, per kurias karo veiksmai buvo sumažėję, iš tikrųjų buvo sumažėję, taigi mes iš tikrųjų galėjome pasakyti prieš savaitę, kad paliaubų laikomasi. Tačiau, kai praėjo ortodoksų šventės, situacija kiek pasikeitė ir užsienio reikalų ministrai praeitą pirmadienį buvo susitikę Normandijos formatu. Ir jie bandė spręsti situaciją ir aš negaliu pasakyti, ar buvo galima priimti susitarimus, kurie nulemtų, kad paliaubos įvyktų ir jų būtų laikomasi. Buvo sušaukta tarptautinė grupė, ten ji buvo sudaryta iš 4 darbo grupių, kuri nusprendė, kad į Donbaso regioną bus išsiųsta humanitarinė pagalba. Ir buvo ruošiamasi rinkimams. Visų pirma, reikia, kad aplinka būtų pakankamai saugi, kad būtų galima teikti humanitarinę pagalbą. Ir
kalbant apie rinkimus, reikia tam tikros teisinės bazės ir reikia laikytis tokių teisinių principų, kurie įgalioja visose ESBO šalyse. Mes dabar rengiame tas priemonės, todėl galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai buvo nelengvi pokalbiai, bet negaliu pasakyti, kad tai, kas parašyta popieriuje, iš tikrųjų taps realybė. Mes labai stengsimės, kad taip ir įvyktų. Tai mano paskutinį sakinys. Lietuva perims didelę atsakomybę saugumo taryboje kitą mėnesį. Nuo Jemeno iki Irako, taip pat ir Sirijos, reikės spręsti visus šitus konfliktus ir aš linkiu jums didžiausios sėkmės. Tai pradėkime nuo svečių Vokietijos pusės. German side. Ja, Christiane Hoffmann vom Spiegel. Ich würde gerne was zur Situation in der Ukraine fragen. Žurnalistas, norėčiau paklausti apie situaciją Ukrainoje. ESBO turėtų stebėti, ar laikomasi paliaubų ir ar nebus ginkluotų susirėmimų. Ar jūs manote, kad ESBO apskritai gali kontroliuoti paliaubas ir ginkluoti traukimą? Ir kas yra atsakingas, jei tai nepavyks padaryti? Es ist ganz, das muss man jetzt gar nicht mit diplomatischen Formeln umschreiben, sondern es schlicht visiškai nereikia ieškoti diplomatiškų formulių, norint tai aprašyti ar apie tai pakalbėti. Apie 50% teritorijos yra prieinama, ten gali patekti ESBO stebėtojai. Pirmadienį buvo vedamos dėrybos ir jos buvo svarbios šiame kontekste. ESBO gali atlikti savo darbą tik tada, jeigu jos atstovai taip pat ir bus įleisti į tą teritoriją. Kas dėl to bus kaltas, jei nepavyks? Aš galiu pasakyti, kad mes esame ne konflikto šalis. Mes norime tiesiog surasti kelią, kaip galima spręsti šią situaciją. Ir todėl ESBO darbas turi būti įmanomas. Mes turime sudaryti galimybės, kad jis būtų įmanomas, suteikti finansinės galimybės ir remti ją. Galėčiau pridurti porą žodžių. Tai iš tiesų ESBO veikla tai vienintelė tarptautinė organizacija, kuri gali bent kažkiek tai stebėti, pasakyčiau, tą konfliktą, kuris ten vyksta. Bet jeigu nebus pasiekta, kad ESBO stebėtojai vis dėlto būtų prileisti prie tų karščiausių taškų ir ypatingai prie išorinės sienos tarp Rusijos ir Ukrainos, tai tikėtis įgyvendinimo tų susitarimų būtų turbūt naivu. Dar ir todėl, kad tebestebima ir iš įvairių šaltinių gaunam informaciją, kad tiekiami ginklai ir taip pat kitokia parama separatistams, kurie reiškia nenutraukia savo veiklos. Na ir mūsų nuostata, ES priimti nutarimai, kad tęsti spaudimą tol, kol Minsko susitarimai bus įgyvendinti, jinai privalo būti įgyvendinta. Taip kad čia šitoje situacijoje dėja optimizmo nėra daug. Ir reali padėtis dėja tikrai dar toli nuo to, kad galėtumėm kalbėti apie kažkokį tai krizės sprendimą ir negrįžtamumą. Dar tikrai toli nuo to. Tačiau reiktų tikrai padėkoti už pastangas visų tų kolegų, kurie bando įtakoti situaciją, taip pat ir Frank-Walter Steinmeieris, asmeniškai tikrai daug laiko skiria tam, bet dar kartą noriu pabrėžti, kad tai, kas vyksta šiuo metu, tikrai toli gražu netitinka tų mūsų visų lūkesčių. Sekantis. Sigitas Kazlauskas, naujienų agentūra ELTA. Klausimas Vokietijos ministrui. Kaip su Rusijos propagandos kampanija sekasi kovoti Vokietijoje ir kaip smarkiai Rusijos žiniasklaida prisideda prie požiūrio apie Baltijos šalis formavimą jūsų šalyje? Ačiū.
Manau, kalbant apie Vokietiją ir Vokietijos situaciją, reikia žinoti, kad propaganda mūsų šalyje turi netokią įtaką, kaip čia pas jus rytų Europoje. Taip yra todėl, kad rusakalbės žiniasklaidos priemonės klausosi ne tiek daug žmonių, ne tokia didelė žmonių dalis kaip Lietuvoje. Jei pažvelgus abstrakčiai, tai reiktų pasakyti, kad būsios VDR teritorijoje vis dar yra daug žmonių, kurie moka rusų kalbą. Ir pastaraisiais metais susidūrė su propaganda. Tačiau reikia pasakyti, kad Vokietijoje nėra reikšmingos auditorijos, kurią paveiktų tą propagandą. Bet aš manau, kad lemiantis momentas yra tai, apie ką mes ir kalbėjome, tai yra įvairovė. Kad mes turėtume daug įvairių informacijos šaltinių ir tai sumažintų pavojų vienareikšmiškai pateikiamos informacijos. Apie Vokietijos žiniasklaidos situaciją galima pasakyti ne tik žvelgiant į Europą, bet ir už Europos žinių, kad Vokietijos žiniasklaida yra viena iš įvairiapusiškiausių žiniasklaidų. Ir žmonės tokiu būdu yra apsaugoti nuo vienapusiškos informacijos. Donatas Tundis, LNK žinios. Klausimas būtų abiems ministrams. Kaip vertinate Rusijos ketinimus atšaukti embargą tik kai kurioms Europos valstybėms? Ir ar neižvelgiate tai tokiame žingsnyje bandymo skaldyti Europą? Die Versuche Gali būti, kad yra tokių bandymų ir jų bus ir ateityje. Bandymą buvo bandoma tai daryti, bet nebuvo sėkmingas tas bandymas. Europoje apie tai yra diskutuojama, tačiau mes galime priimti bendrus sprendimus. Mes diskutavome, mūsų diskusijos buvo kontroversiškos ir mūsų sprendimas yra priimtas ir todėl aš manau, kad nepavyks suskaldyti Europos. Aš pridurčiau, kad dėja turi būti pasirengę, nes bandymai skaldyti ES vienybę, jie buvo ir praeitį, ir matyt bus ir ateityje. Ir tai vienas iš būdų yra, būtent ekonominiai svertai. Čia turim patys suvokti, kalbant apie savo nacionalinės pozicijas, bet aš manau, kad labai svarbios yra ir Europos institucijos šitoje vietoje, nes, pavyzdžiui, prekyba, tai yra užsienio prekyba yra Europos komisijos kompetencija ir visi su to susiję aspektai turi būti labai aiškiai taip pat atspindėti ir ta pozicija turi būti irgi labai aiški europinėse struktūros. Taip kad aš irgi tikiuosi, kaip ir kolega, kad mes tą vienybę išlaikysim, tačiau grėsmė tokia visada yra ir mes jai turim būti pasiruošę. Turim laiko paskutiniam klausimui. Delfi naujienų portalas Eglė Samoškaitė. Lietuvoje buvo daug diskusijų dėl kovos su propaganda ir kaip atsakas į tai yra pateikiamas vienas būdas tiesiog drausti tokią informaciją arba riboti jos sklaidą, remiantis žinoma įstatymais. Norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate tokį kovos metodą ir galbūt yra kažkokių alternatyvų, kurios žinomos Vokietijoje, bet nežinomos Rytų Europoje. Wir haben uns in Deutschland allergrößte Restriktionen auferlegt, Eingriff zu nehmen in den Austausch von Meinungen. Die Grenzen sind in Deutschland sehr weit gezogen und finden Kad kuo mažiau ribotume žiniasklaidos laisvę, Vokietijoje yra labai lanksčios ribos, labai toli einančios ribos ir mes kuo mažiau ribojame žiniasklaidos laisvę.
Aš jeigu leisit irgi vieną sakinį pasakyčiau. Pirmiausia, tai jeigu ir vyksta kokie tai ribojimai, jie turi būti griežtai pagal įstatymus, taip pat ir Europoje vykstantis veiksmai griežtai pagal Europos direktyvas ir šiuo atveju Lietuvoje, kaip suprantu, taip ir vyksta pagal tuos procesus. Tačiau noriu pridurti, asmeniškai tikrai nekartą esu tas sakęs, draudimai, cenzūros, jos tikrai neišspręs situacijos. Ir tikrai ne tai yra mūsų akcentai turėtų būti, o būtent į tą pozityvą, į sklaidą alternatyvų, į atskaitomumą už informacijos teisingumą, sakysim, ir taip pat šitą proaktyvę žiniasklaidą, ne tik tai laukiant, kol bus melų užtvindytas, sakysim, eteris ir tada ieškot būdų, kaip atsakyti į tą melą arba paneiginėti. Čia yra būdai pozityvūs, tikrai aktyvios veiklos, o ne bandant kažką tai užgniaužti, nes tai tikrai nėra metodas iš principo, taip jau kalbant. Tačiau jeigu kažkas vyksta, tai aišku, turi vykti be jokio politikų įsikišimų, griežtai pagal įstatymus, reglamentus ir tai taip pat labai svarbu paminėti.